Na ir pats dažniausiai girdimas man klausimas. Gyvename užsienyje, bet norim vestuvių Lietuvoje. Ką daryti? Ką patarsite? Na ir čia atsakysiu vienareikšmiškai. Vedybų planuotoja. Nepaliekite savo finansų, nepagailėkite pastatyti į savo prioritetus vedybų planuotojas. Gyvenant užsienyje ir planuojant vestuvės Lietuvoje yra labai sudėtinga ir iškyla be galo daug sunkumų, su kuriais yra iš tiesų sunku susitvarkyti, kada jūs esate ne Lietuvoje. Gyvenant užsienyje yra labai sunku pažinti Lietuvos paslaugų tiekėjus, sunku suorganizuoti susitikimus, sunku su jais pabendrauti, sunku jiems išpasakoti savo poreikius. Tai čia yra vedybų planuotoja, kuri su jumis bendrauja kiekvieną dieną ar tam tikrų laikų sutartu skambučiais, online konsultacijos būdu. Susirenka jūsų visus pagrindinius poreikius, susidarote tam tikrą vedybų planą, pagal kurį žingsniuoja vedybų planuotoja, bendrauja su visais paslaugų tiekėjais ir atrenka jums pačius geriausius ir tinkamus variantus. Vedybų planuotoja ne tik pasirūpins paslaugų tiekėjais ir visa jūsų švente, bei taip pat jūsų svečiais, kuri bendraus su jūsų svečiais, bendraus su jūsų tėveliais ir sustatys reikiamus taškus ant į laiku ir vietoje. Taigi, jeigu jūsų biudžetas leidžia jums turėti vedybų planuotoją, siūlau apie tai net nesvarstyti ir žengti šį žingsnį.